Į triatloną atėję žmonės dažniausiai renkasi vieną iš dviejų kelių. Vieni renkasi ilgai, metodiškai dirbti, pereiti per visas reikiamas distancijas, padaryti visus reikiamus žingsnius ir pasiekti savo tikslą ilgainiui. Kiti pasirenka daryti savo užsibrėžtą tikslą iš karto. Deja, šitie žmonės dažnai neužsibūna triatlone ilgiau nei metus ar 2. Mano istorija gavosi kiek kitokia. Aš pradėjau su mintimi, kad greitai pasieksiu savo rezultatą, tačiau iš trumpos kelionės gavosi gan ilga, kuri ir dar net neplanuoja baigtis. Kai priėmiau sprendimą, kad jau tikrai dalyvausiu Ironmane, pusė Ironmano, beveik iš karto užsiregistravau į Ironman Gdynę. Su mintim, kad šiais metais padarysiu pusę Ironmano ir kitais metais darysim pilną. Ir kaip minėjau, negalėjau klysti labiau. Tai dėl karantino mano Gdynio startas buvo perkeltas iš vasaros pradžios vasaros pabaigą. Tuo pačiu dar man ir pasiūlė, galbūt aš norėčiau pakeisti ir lokaciją varžybų į Taliną. Talinas man pasirodė netgi man tinkamesnis startas. Kol laukiau varžybų, sudalyvavau keliose varžybose Lietuvoje. Tik tam, kad apsiprasčiau su varžybinė atmosfera, biškį numuš stresą ir tiesiog geriau pasiruošiau varžyboms. Atėjus rugpjūčiui kartu su mama, nes mano mama didelė mano sporto fanė ir varo visur su manim, išvažiavom į Taliną. Talinas, šiaip bendrai Ironmano varžybų pirma patirtis buvo, įvardinčiau ją kaip beveik tragiška, dėl to, kad komunikacija buvo prasta, iki pat varžybų buvo žiauriai viskas neaišku ir negaudavau jokios realiai buvo prasta komunikacija, taip pasakykim. Nepatiko, buvo sunku suprasti kas ir kada, bet eventually sulaukėm to gal 2 dienos iki starto, sulaukėm daugiau informacijos, gavom briefingą, viskas pasidarė aiškiau ir startavau tuose varžybose. Bendrai, be didelių kažkokių kliurkų, viskas buvo pakankamai gerai, kaip pirmam kartui, viskas praėjo gan sklandžiai. Finišavau per 5 valandas 5 minutes, kaip pirmam kartui, visai neblogai. Tik finišavus šitas varžybas supratau vieną akivaizdų dalyką. Iki Ironmano man dar reikės užaugti. 2021 metai neturėjau jokių didesnių startų, viskas buvo susikoncentruota Lietuvoje, tai didelių kažkokių major dalykų nenutiko. 22 metais vėl grįžtu į pusės Ironmano distanciją, tik šį kartą ne Ironmano organizatorių, bet pasirinkau Challenge Family ir jų varžybos Gdanske. Ką aš galiu pasakyti? Po Ironmano patirties Challenge'o komunikacija buvo pasaka. Pateikė daug informacijos, kad visi būtų ramus, visi žinotų, kas kada ir kur vyksta, tai kudos jiems. Dar vienas dalykas, kas man labai patiko, tai jie netgi atrašinėjo e-mailus, ne taip kaip Ironmanas. O pačios varžybos trumpai, tai labai bijojau plaukimo, nes tai buvo plaukimas jūroje. Trasa tiesiog buvo 700 metrų tiesiai į jūrą, vienas posūkis dešinę, 400 metrų paplauk, dar vienas posūkis dešinę ir grįžtam į krantą. Tai bijojau, aišku, iki pirmo bujaus, po to atsipalaiduoji, negalvoji, nes tiesiog spaudi. Dviratis, viskas gerai, nepatiko tik vienas kalniukas, kurį reikėjo veikti 6 kartus, bet not a major, tik ganėtinai neįdomi trasa vien dėl to, kad visą laiką važiuoji greitkeliu ir tiesiog pilkas cementas ir nieko aplinkui. O bėgime
buvo šiaip žiauriai faina, dėl to, kad pirmą kartą gyvenime išbėgau pusę maratono greičiau nei 90 minučių. Tai buvo major pasiekimas man. Bendras laikas 4 valandos 41 minutę. Buvau 6 savo amžiaus grupiai ir gavau kvalifikaciją į 23 metų Challenge Family The Championship varžybas. Tai gan buvo aišku, dar vėliau darysim Ironmaną, dabar susifokusuosime pusės Ironmano distanciją, nes pakliuvau Championshipą, kaip nesudalyvausi, ar ne? Štai ir atėjo tie metai, 23, turiu kvietimą, tiesiog vietą dalyvauti Championship varžybose. Pasirašymas įvyko keistai, bet man taip dažniausiai gaunasi pirmo sezono varžybos bus būtent šios varžybos ir birželio mėnesį, rodos, gegužės pabaiga arba birželio pradžia, važiuojame tas varžybas, atvarėm į Slovakiją, žiauriai faina vieta, Šemarin Slovakijos miestelis yra atokiau nuo visko, mažas miestelis, bet jisai turi sporto facility tokį, kur yra žirgynas, kur yra baseinas, ten labai daug sportininkų būna ir sportuoja, obviously. Viskas buvo ganėtinai aišku varžybų prasme. Vienintelis neaiškumas nuo pat pradžių buvo, tai vos tik atvažiavus, kad žiauriai šaltas vanduo. Ta prasme, kanalas, kuriame mes turim plaukti, buvo labai labai šaltas. Gal tuo metu, pirmą dieną, kai atvažiavau, buvo mažiau nei 14 laipsnių. Tai iš karto kilo klausimas, pagal triatlono taisyklės, yra, jeigu temperatūra nesiekia 14 laipsnių, tai yra trumpinama trasa, aš to labai nenorėjau, plaukimas yra mano stiprioji pusė, tai biški stresą sukėlė, bet buvo žiauriai karšta diena. Kitą dieną, kai jau turėjau paskelbti, buvo pakilusi vandens temperatūra, tai vis dėlto plaukiam visą distanciją. Tai šitos varžybos praėjo beveik, sakyčiau, 9 iš 10. Biški blogas pasirinkimas su avalinė, dėl to, kad bėgimas buvo kokių 60% per žolę, tai su Alpha Fly'ais bėgti gan sunku. Bet nepaisant to, pasigerinau dar kartą savo asmeninį rekordą ir finišavau per 4 valandas 22 minutės. Po šitų varžybų galvojau, kad jau kaip ir pribrendau Ironmanui. Pusė Ironmano distancija manęs nebegazdina, tai dar prieš tai pagalvojau, kad tam, kad užsitvirtinti, kad tikrai žinočiau, jog galėsiu įveikti Ironmaną, aš susigalvojau savo renginį, kad aš minsiu nuo 6 ryto iki 6 vakaro, 12 valandų intervalę ir pažiūrėsim, kiek aš daugiausiai galiu numinti kilometrų. Ir tuo pačiu, pirminis toks dalykas buvo, kad aš pažiūrėsiu, per kiek laiko užtruksiu numinti 180 km. Ir jeigu tas rezultatas mane tenkins, all good, važiuojam su Ironmanu. Tai čia jeigu ką kalbu apie eventą Valakai, jeigu žinot, tai that's me. Po to renginio pasitvirtinom su rezultatu, kad ten apie 5 valandas 10 minučių užtrukau numinti 100 kg, tai sounds about right, kiek man reikėtų, kad jausčiausi emociškai nusiteikęs 108 kg mint. Tada pasišnekėjau su treneriu apsitarėm, kad taip, 24 metai bus, kai darysiu Ironmaną. Ir liko tik tais nuspręsti kur, tai aš norėjau plaukimo ežere, norėjau greito dviračio ir patogios bėgimo trasos, tai ir Europą. Svarbiausia Europą, kad galima būtų nuvažiuoti su mašina, nes mano mama nori važiuoti, mano draugė nori važiuoti, tai kad būtų visiems patogiau. Tai daug pasirinkimų nebuvo, tad pasirinkau Ironman Hamburg. Artėjant varžyboms, aš buvau tiesiog užtikrintas, kad aš tikrai finišuosiu. Tik klausimas, kaip greitai. Klausimas, kokį laiką aš padarysiu. Atėjo ta diena, atvarėm mes į Hamburgą, kelios dienos prieš, buvo plaukimo testas, po kurio teko paventiliuoti treneriui, nes buvo užėjus panika, kad pamiršau, kaip reikia plaukti. Eventually, dieną prieš, bike check-inas ir 8 valandą vakaro galbūt nuėjau miegot, nes reikėjo 4:30 keltis, kad spėti startą, nes startas, man rodos, buvo 6:30 ryte. Tai ankstyvas rytas,
bet šiurpuliukas po kūną laksto, ne dabar prisiminus, varėm ryte į startą ir tas vaizdas, kai tu išeini iš metro ir iš karto matas tas ežeras didžiulis Hamburgo centre, kuriame mes tuoj plauksim 4 kilus. Apšilimas padarytas, stresas taško nenormaliai, stovint vietoje, heart rate'as ten link 100 yra, tai tikrai jautėsi, tada galiausiai nuėjom jau į starto gardus, praeina nei daug, nei mažai kelios minutės ir startas duodamas. Here we go! Ironman Hamburg, the European Championship. Our 7th edition is a go, go, go. Tai varžybos viskas gerai. Buvo šiaip žiauriai smagu, labai faina, nešaltas vanduo, patogus plaukimas, išlipau kažkur apie 5-7 minutės užtrukau nuplaukti viską, tai buvau patenkintas, pamenu, išbėgu iš vandens, pamačiau mamą bėgančią šalia link pro tranzitą ir toks, išlipau iš valandos, tai buvo labai faina ir labai smagu mamą pamatyti. Tada išmyniau po tranzito, išmyniau 7 kilometrai ir sprogo padanga. Jo, ir juokingiausia yra tai, kad aš sustojau, susitvarkiau, ištraukiau stiklo gabaliuką iš padangos, bet turėjau ne normalią pompą, o CO2 ir tada pasirodo, buvau padaręs klaidą dar net kokios 2 savaitės iki starto, 2 savaitės iki išvažiavimo į Vokietiją, mano ventiliai per trumpi. Ir uždėjus CO2 balionėlį tiesiog viskas pro šoną praėjo, o antro neturiu. Tai realiai susipakavau viską, jau buvau nusiteikęs, kad viskas varžybos baigtos, realiai numeriukas buvo nusiimtas, akiniai šalme ir toks biški nuliūdęs. Einu, veduosi dviratį ir porą vokiečių, kurie bėgo tiesiog pro šalį, jie savo bėgimo treniruotę baiginėjo. Sako, kas vyksta? Susistabdė mane, mes biški pasišnekėjom ir jie tokie, wow, ne, mes tau padėsim, tuoj suorganizuosim pompą, susitvarkysi dviratį, važiuojam toliau, ilga diena, tai negali jinai čia tiesiog tai baigtis. Tai ačiū jums, tiems 2 mieliems žmonėms, su kuriais mes vis dar palaikom ryšį. Tiesiog, jūs išgelbėt mano dieną, žinau, kad jūs nesuprasit lietuviškai, bet ačiū jums. Žiauriai. Tai prastavinėjau gal 20-30 minučių, išmyniau dviračiu, viskas gerai, visa likusi trasa, viskas visiškai puikiai. O tada antras tranzitas, susirinku šmutkės, išbėgau ir bėgosi ne tas žodis, ant kiek gerai bėgosi. Pirmas pusę maratono per valandą 2:09 buvau, geriau negalėtų būti, ne? Ir tada antra pusė buvo ant tiek bloga, kiek gera buvo pirma pusė. Jo, tai skrandis nustoja veikti, kiekvienas angliavandenio suvalgymas. Probably about a lap and a half. Oh, there you that's go. a great shot. Could we have had a warning on that one? Yeah. Oh, there we go. Kelis kartus atpyliau, daug kartų sustojau ir buvo blogai. Nebegalėjau tiesiog valgyti, skrandis nieko nebelaikė, bet finišavau, subėgau maratoną per 3 valandas 10 minučių rodos. Tai vis viena man labai fainas, patikęs rezultatas, o bendras rezultatas buvo 9 valandas 40 minučių. Ir viskas šiaip gerai. B planas padarytas, bet klaidų pridaryta nemažai. Tai ganėtinai aišku, ką aš veiksiu 25 metais. Taip, darysim dar vieną Ironmaną. Tai va, tokia mano ta triatlono istorija. Taip jau susidėliojo viskas, kad šiais metais toliau judam link savo rezultatų. Viskas darosi tik geriau, rezultatai tik gerėja, toliau dirbam su treneriu.
Ir ruošiamės artėjančiam 25 metų sezonui. Ką jūs veiksite 25 metais? Ką sugalvoja kur sugalvoja dalyvauti, kada jūsų pirmas startas? Jeigu norit, palikit komentarą. O jeigu ką, tai iki kito karto.